Tvarkant tekstą galima naudotis labai gerų pagalbininkų. Tas pagalbininkas yra vadinamas nespausdinamasis simbolis arba nespausdinamieji simboliai. Ir jie atrodo kaip tokia išvirkščia P raidė. Paspaudžiame vieną kartą ir pamatome, kad tekste atsirado kažkokių tai keistų ženklų. Ką jie reiškia? Visų pirma, tai ką reiškia taškelis. Tarp kiekvieno žodžio yra matomas vienas taškelis. Taigi taškelis parodo, kurioje vietoje buvo nuspaustas tarpas. Arba kitaip tariant, space klavišas. Kiek tarpelių aš paspausiu, tiek taškelių aš pamatysiu. Taigi šitas nespausdinamasis simbolis mums gali padėti gražiai sutvarkyti tekstą. Jeigu, pavyzdžiui, aš nespausdinamąjį simbolį išjungiu, tai aš nematau, kur buvo padėti keli tarpeliai tarp žodžių. Galiu spėti nebent, bet aiškiau matosi viskas su nespausdinamaisiais simboliais. Taigi svarbiausia taisyklė yra, kad tarp žodžių dedam tik vieną tarpelį ir nedaugiau. Tikrai negalima dėti nei 2 tarpus, nei 3, nei 4, nei dar daugiau, nes jeigu taip darysime, tekstas ne tik netvarkingai atrodys, bet nusiųstas tekstas kitam žmogui gali iš viso išsikraipyti ir atrodyti dar blogiau, žiūrint su kokia programa tas žmogus tą failą atsidaro, nes ne visi žmonės turi vienodas programas, ar ne? Taigi geriau tokių dalykų vengti ir visada tarp žodžių dėti tik po vieną tarpelį. Dabar toliau, ką rodo šitos išvirkščios P raidės. Jos parodo, kurioje vietoje buvo nuspaustas klavišas Enter. Ir taip pat kiekvienos pastraipos gale, kadangi spaudžiame Enter, tai kiekvienos pastraipos gale ir matysime štai tokį ženklą. Dabar, jeigu, tarkim, aš norėčiau po pavadinimu padėti dar vieną tuščią eilutę, tai aš pasidėčiau teksto žymeklį štai čia, paspaudžiu Enter ir atsirado dar viena tokia P raidė. Dabar, kodėl šita P raidė yra tokia didelė, o šita tokia maža? Ir kodėl šita tuščia eilutė yra tokia didelė, o šita tokia maža? Tai priklauso nuo teksto dydžio. Štai šitoj eilutėj teksto dydis yra 26, o šitoj yra 12. Jeigu aš šitoj eilutėj sumažinčiau teksto dydį į 12, tai ir eilutė pati pamažėja. Ir kiek kartų aš paspaudžiu Enter, tiek man tų P raidžių ir atsiranda. Tai jau tikriausiai žinai, kad norint išskaidyti tekstą pastraipomis, reikia pasidėti teksto žymeklį į sakinio galą, pavyzdžiui, štai čia, ir paspausti klavišą Enter. Ir tada atsiras štai šita P raidė. O kas nutiktų, jeigu aš nepasidėjusi teksto žymeklį paspausčiau Enter, o pažymėjusi kažkokią tai teksto dalį paspausčiau Enter? Ar žinai, kas bus dabar? Pabandykim. Spaudžiu Enter ir pažymėto teksto nebeliko. Ir taip bus nuspaudus bet kokį kitą klavišą. Kai pažymim tekstą, pavyzdžiui, paspaudžiu klavišą Space, atsiranda tarpelis vietoj pažymėto teksto. Jeigu paspaudžiu bet kurią raidę, pavyzdžiui, M, vietoj pažymėto teksto atsirado raidė M. Jeigu spaudžiu Backspace, irgi viskas išsitrina. Taip tiesiog yra. Taigi su pažymėtu tekstu reikia atsargiai elgtis. O kaip reikėtų sujungti 2 pastraipas į vieną? Štai viena pastraipa, štai antra pastraipa. Jeigu aš iš jų 2 noriu padaryti vieną pastraipą. Yra galimi 2 būdai. Kadangi tu jau žinai, ką daro klavišai Backspace ir Delete, tai jais galima ir pasinaudoti. Kadangi klavišas Backspace trina į kairę pusę, tai mes galime nueiti į antrąją pastraipą, į antros pastraipos pradžią ir vieną kartą nuspausti Backspace. Ir tada abi pastraipos susijungia. Tik dabar yra padaryta viena klaida. Visada po skyrybos ženklų reikia padėti vieną tarpelį. Taigi po taško padedam tarpelį. Atšaukim savo veiksmą. Ir kitas būdas. Galime dar apjungti pastraipas, pasidėję teksto žymeklį pastraipos pabaigoje ir trindami į dešinę su Delete klavišu. Štai paspaudžiu Delete ir vėlgi abi pastraipos susijungia į vieną. Tik vėlgi reikia ištaisyti klaidą. Po taško turi būti tarpelis.